Savo viešnagę pajūryje Seimo pirmininkas baigė Nidoje. Papietavęs su Latvijos parlamento vadovu Gundaru Daudze, Arūnas Valinskas išskubėjo susitikti su Neringos gyventojais. Ne vienerius metus festivalius Nidoje rengęs Arūnas Valinskas šį kartą čia atvyko kaip Seimo pirmininkas. Anksčiau mėgiamas laidų ir koncertų vedėjas, Neringiškių buvo sutiktas ne itin draugiškai. Į susitikimą Seimo pirmininką atlydėjo Neringos meras Vygantas Giedraitis ir Arūno Valinsko bičiulis Klaipėdos apskrities viršininkas Arūnas Burkšas. Susirinkusieji svečiui liejo savo nuoskaudas. Man prašom atsakyti, man reikia klausimų. Jūs nerašykite, atrašykite. Man reikia klausimų, rašykite. Ačiū, mėla ponia, kad noriu pakartoti. Aš turiu jūs taip pat labai myliu. Labai gerai. Kai kuriems neringiškiams užkliuvo Seimo pirmininko apranga. Tiek mašinų, kad Neringų kraštų važiuoja, jūs tiek lygite. Jūs kalbate pinigus, o pats turit su džinštikais, Ar aš turėčiau stovėti prieš jūs su chalatu ar su pižama? Kaip aš turiu apsirengti, kad nebūčiau jums blogas? Kaimynas dar žiūrėjo pats. Vienas kolega, pirmiausia, aš jums niekada nesakiau tu, bet jeigu jūs norite man sakyti tu civiliuotą, prašom kreiptis, bet noriu vieną dalyką pasakyti. Kitą žemindamas savęs nepaaukštinsi. Tas nežemindamas, bet tik aukštinti. Žodis po žodžio Valinsko ir Neringiškių bendravimas peraugo į atvirą konfrontaciją. Ko jūs toks įsiterpėte? Atsisėskite. Dažniau šypsokitės, ko jūs toks piktas ant pasaulio? Negi toks pasaulis buvo piktas jums. Jūs irgi buvote humoristas, buvo negi piktas. Vienas kolega, pirmiausia, ne humoristas, o humoristas. Sėskite į vietą. Kai kuriems klausimus uždavusiems gyventojams apibūdinti, Valinskas rado vaizdingų palyginimų. Ko jūs, mėla ponė, tokia pikta, kaip paskirinių Kad šuo? mane piktai kalbat, ir aš taip kalbu. Kuo toliau, tuo labiau Seimo pirmininko susitikimas priminė humoro vakarą, o ne vieno iš 3 valstybės vadovų susitikimą su savo rinkėjais. Nidiškiai domėjosi savo kraštiečio Arūno Burkšo paskirimo į atsakingą apskrities viršininko postą aplinkybėmis. Tačiau ir šį kartą beliko spėlioti, ar Valinskas kalba rimtai ar juokauja. Aš lygiai taip pat esu Burkšo kišenė. Aš jau atsakiau, žinokit, visa Lietuva. Jisai negali kalbėti, jisai yra oligarkas. Žinokit, visa Lietuva yra jo kišenė ir jinai tyli. Aš tikiu. Jis rašyti nemoka, ne. Ir be to jis yra žydas. Ir be to jisai yra netgi ir tos orientacijos. Aš šiandieną skiriuosi su Valinskiu, rytoj Burkšas bus mano žmona. Netrukus į diskusiją įsijungė ir Arūnas Burkšas. Šiandien aš esu Klaipėdos apskrities viršininkas. Žinau. Tai Padėkot Arūnui. jūs gal iš tikrųjų prastūmėte. Po maždaug 1,5 valandos trukusio susitikimo žmonės skirstėsi spėliodami, kur Valinskas kalbėjo rimtai, o kur juokavo. 100%, aš galiu pasakyti, 100% atsakinėjau į rimtus klausimus rimtai. Nors ko gero Neringiškių klausimai Seimo pirmininkui rimti nepasirodė, tačiau jis pažadėjo čia dar sugrįžti. Reporteris Paulius Vindžigalskis, Nida.